Šiame interaktyviame vaizdo įraše pristatoma, kaip organizuoti antrąjį edukacinės savaitės interaktyvųjį užsiėmimą pagrįstą skaitmeniniu žaidimu. Išmoksite pristatyti žaidimo turinį, pritaikyti pamokos planą prie besimokančiųjų patirties, vesti diskusijas ir grupinį darbą bei rinkti grįžtamąjį ryšį. Peržiūrėję šį vaizdo įrašą, atlikite trumpą testą ir patikrinkite savo žinias. Antrasis interaktyvus mokymosi užsiėmimas paremtas antruoju atviruoju švietimo ištekliumi. Interaktyviu skaitmeniniu žaidimu Gerovės ekspedicija raskite savo gerovės taką sveiko gyvenimo link. Skaitmeninis žaidimas suteikia interaktyvią patirtį, kurios metu dalyviai žiūri trumpus vaizdo įrašus apie pagrindinės sveikatos temas ir atsako į įsivertinimo klausimus. Jame pristatomos tokios temos kaip lyčių stereotipai, fizinė sveikata ir mityba, rizikingas elgesys ir psichoaktyviųjų medžiagų vartojimas, psichikos sveikata ir skaitmeninė gerovė. Jauni vyrai skaitmeninį žaidimą atlieka individualiai kaip savarankiškos mokymosi veiklos dalį prieš antrąjį interaktyvų mokymosi užsiėmimą. Prieš antrąjį mokymosi užsiėmimą jaunimo darbuotojai turėtų patys pažaisti skaitmeninį žaidimą ir suprasti jo struktūrą, logiką ir pagrindinius mokymosi aspektus. Atidžiai peržiūrėti žaidimo instrukcijas, kad prireikus galėtų jas aiškiai paaiškinti. Antrojo interaktyvaus mokymosi užsiėmimo darbo scenarijus. Mokymosi užsiėmimas turėtų būti struktūrizuotas, tačiau pakankamai lankstus, kad reaguotų į grupės energiją ir patirtį. Sutikite dalyvius ir įsitikinkite, kad visi žaidė skaitmeninį žaidimą. Trumpai paaiškinkite užsiėmimo tikslą – reflektuoti žaidimo patirtį. Pirmosios reakcijos į žaidimo patirtį. Pradėkite nuo trumpų, paprastų klausimų, kad paskatintumėte diskusiją. Kokia buvo jūsų pirmoji reakcija baigus žaidimą? Kuri žaidimo dalis jums labiausiai įstrigo atmintyje? Ar kas nors jūs nustebino žaidžiant? Šis etapas padeda dalyviams pereiti nuo žaidimo prie refleksijos. Refleksija mažose grupėse apie žaidimo turinį. Suskirstykite dalyvius į mažas grupes. Diskusiją sutelkite į pagrindinius vaizdo įrašuose pateiktus teiginius ar žinutes, įdomiausias ar labiausiai išsiskiriančias temas, skirtingų temų dėsningumus ar ryšius. Galimi klausimai. Kuris vaizdo įrašas ar tema labiausiai patraukė jūsų dėmesį? Kokios naujos informacijos sužinojote iš vaizdo įrašų? Ar buvo kokių nors idėjų, kurios jūs nustebino ar buvo ypač svarbios? Venkite asmeninių prisipažinimų. Susitelkite į žaidimo patirtį, o ne į realaus gyvenimo prisipažinimus. Integracija ir refleksija. Grąžinkite mažas grupes į bendrą diskusiją ir paprašykite kiekvienos pasidalinti vieną įžvalgą. Moderatorius padeda dalyviams apmastyti vaizdo įrašų turinį, pabrėždamas ryšius, dėsningumus ir pagrindinės žinutes, tuo pačiu išlaikydamas dėmesį mokymuisi, o ne asmeninės patirties prisipažinimams. Praktinės išvados ir pritaikymas realiame gyvenime. Padėkite dalyviams užmegzti ryšį tarp žaidimo ir kasdienio gyvenimo. Ar yra bent vienas mažas dalykas, apie kurį žaidimas privertė jūs pagalvoti kitaip, naujai? Kokį vieną realų įprotį ar pasirinkimą žaidimas jums išryškino? Skaitmeninio žaidimo mokymosi užsiėmimo pritaikymas jaunų vyrų patirčiai ir kontekstui. Pripažinkite įvairovę. Jauni vyrai turi skirtingą patirtį su vaizdo įrašais, technologijomis ir gerove. Teikite pirmenybę psichologiniam saugumui. Pabrėžkite, kad dalyvavimas yra lankstus ir asmeniniai prisipažinimai nėra reikalingi. Medžiagą atidžiai susiekite su mokymosi tikslais. Išryškinkite pagrindines vaizdo įrašų žinutes ir susiekite jas su gerovės temomis, nevertindami asmeninių įpročių ar gyvenimo būdo. Antrasis mokymosi užsiėmimas baigiamas apibendrinant dalyvių diskusijas ir surenkant dalyvių atsiliepimus apie žaidimą, įskaitant jo turinį, instrukcijų aiškumą, naršymo paprastumą ir bendrą svarbą jų geroviai. Atsiliepimus galima rinkti naudojant slaido, Mentimeter, susirašinėjimo langą, trumpas apklausas arba pateikiant paprastus refleksinius klausimus. Mokymosi užsiėmimą užbaikite apibendrindami pagrindinės mintis, paskatindami dalyvius pasižymėti vieną asmeninį pastebėjimą ar pamoką ir pristatydami kitą edukacinę savaitės mokymosi veiklą, trečiąją savarankiško mokymosi veiklą. Dabar kviečiame atlikti testą, kuriame galėsite pasitikrinti savo įgytas žinias, atsakydami į 3 klausimus. Pažymėkite teisingą atsakymą.
Nepaisant to, ar pasirinkote teisingai ar neteisingai, jums bus pateiktas atsakymo paaiškinimas. Pradėkime. Tai viskas šiai sesijai. Ačiū už jūsų dalyvavimą. Tęskite mokymąsi e-studijoje, kad įgytumėte daugiau naujų įgūdžių, skirtų teikti skaitmeniškai transformuotą neformalų mokymą jauniems vyrams apie sveikatą ir gerovę. Sėkmingai baigę mokymo kursą įgysite skaitmeninį ženklelį jaunimo darbuotojas, inovatyvus jaunų vyrų sveikatos ir gerovės puoselėtojas.